Sveiki visi, šis video bus šiek tiek kitoks. Čia bus vienas iš pirmų video, kai aš pristatysiu jums šį sportą, kuriuo domiuosi. Aišku, suprantu, kad jums mažiausiai rūpi, bet gerai, man reikia kontento, aš turiu kažką daryti, nes mano kanalas yra miręs labiau negu aš viduje. Taigi, važiuojam. Kalistenika tai sporto šaka, kurioje sportininkas turi atlikti įvairius pratimus su savo kūno svoriu, reikalaujančius jėgos, ištvermės, lankstumo ir koordinacijos. Kalistenika apima pastraukimus, atsispaudimus, atsilenkimus ir kitus pratimus. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad ši sporto šaka turi 3 skyrius. Tai yra bazės, statika ir dinamika. Nežinau, ar statika yra lietuviškas žodis, bet statika. Bazės tai yra pratimai, pavyzdžiui, dipai, atsispaudimai, pristraukimai, atsilenkimai ir taip toliau. Statika. Statika tai yra pratimai, kur tu turi laikyti savo kūną tam tikroje pozicijoje, tarkim, planšas, front leveris, back leveris ir taip toliau. Dinamika. Dinamika tai yra įvairūs triukai, kurie yra gan pavojingi. Faktas, kad darydamas tos triukus tu gali sulūžti. Aišku, tai gali atsitikti ir su statika, bet mano dinamika yra pavojingiausias šio sporto skyrius. Aplamai man šito sporto šiaip žiauriai patinka. Šiaip šį sportą Lietuvoje labiausiai aš populiarinu Viršilą. Girdi gandonas, tu kurva. Kurva, ką tu čia, blėt, bazarinį iš viso, aš tai pamatysiu, kurva nupysiu. Gerai, apie ko šio vietoje aš nešnekėsiu, bet neskipinkit kojų. Vienu žodžiu, mes atvykom prie šitos vietos, kur aš dažniausiai sportuoju ir kur šiaip susirenka daugelis pasportuoti. Aišku, praeinam pro šitą parką, kiekvieną kartą girdėsit muziką, net ir žiemą. Parodysiu šiek tiek demonstracijos, kaip viskas atrodo. Nuo šio sporto kokie minusai yra, tai plyšia mozolė. Aš pademonstruosiu, ką galima ant turniko padaryti. Aš aišku, neapšilęs, tai ar sulūšiu ar nesulūšiu, tai čia nežinau kaip bus, bet let's try. Taigi susipažinkime dabar, kas čia yra per aparatas, žinai? Nežinai, baras. Čia yra lygia greitis. Kas yra čia? Čia turnikas. Arba kitaip sakant, skersinis. Man vienas dalykas labai nepatinka, kad ateini kitą dieną pavargęs ir nepadarai visiškai nieko. Ką turiu omeny visiškai nieko, tai aš net handstandą negaliu paholdinti, ką įprastai šiaip dažniausiai padarau. Ir jeigu kada nors norėsi daryti treniruotę prie turniko, būtinai kokią 10 minučių, 50 minučių skirti apšilimą, nes tai gali davesti kitam, jeigu neapšilsit. Ir dabar jums parodysiu šiek tiek klipų, kaip maždaug viskas atrodo. Labai blogai padariau. Man skauda subinę. Ką manai apie turnikus? Smagi vieta. Tipo kalbė apie būtent va šitą vietą, kur mes dabar esam, ar aplamai? Taip, pilki on top. Sėdi, pažiūrėk. No fucking way. Ir turnikai yra sudeginti. Bent vienas iš šitų. Ir čia žinių nebėra, tie irgi sudeginti. Tikriausiai. Labai apgalėtinai, kas padarė, tai nežinau. Na, dabar jau nebepilkiau juodi. Taipogi norėčiau su jumis pasidalinti savo pasirodymo ištrauką.
Na, manau ir tik. Aišku, šis video nebuvo labai ilgas, bet bent jau kažkiek susipažinau su šiuo sportu. Taipogi, jeigu kažką pasakysite apie mano šukuoseną, aš į jūsų komentarą atsakysiu su jūsų IP, spaudžiam laiką, pasubscribinam, užeinam į Discordą aprašymę. I'm just